Man net krenta, žiūrėkit. Labas, ponas. Labas. Taigi grįžo du prapuoliai, kur nesirodėm 2 savaitės. Turėjom begalę darbo, neturėjom nei kada filmuoti, nei rodyti setėje, bet dabar grįžtam su naujom idėjom. Tai yra, prisipirkom bitėm reikmenų ir eisim sukti medų. Ateikit, parodysim, ko čia prisipirkom. Tai va čia turim korių sandėliavimo dėžę. Jinai yra lizdinė, didelė, bet kadangi negavo mažesnės, tai dėsim medovinius korius. Čia einam su šita dėže prie avilių, susidedam korius pilnus medaus ir nešamės iki atakiavimo staklių. Taigi va turim atakiavimo dėžę, kurioje dedasi koriai. Kaip čia susideda. Taip susideda, kad galėtume lengviau atakuoti korį, nereiktų laikyti rankose. Nu, kažkaip taip. Čia dedasi korys. Dar turim peiklį. Peiklis tai panašus tortam glaistyt, bet čia ne tortam, o čia yra koriams, va taip nutakiuoti, kad nereiktų čia šakutėm. Bet tai yra daug paprastesnis darbas. Spėkit, kas viduj. Jau turbūt supratot, kad čia yra medsukys. Taigi pažiūrim, kaip jis atrodo išpakuotas. Čia yra vienas iš mažiausių medsukių. Būna 2 ir 3 didesnių. Bet pradžiai mums užteks ir tokio. Oho, čia dar ir sveria nemažai. Nu, va, toks jis yra. Čia va, pro šičia bėga medus. Jis yra dedasi rėmeliai ir rankiniu būdu jis visą tai sukasi. Tai toks va ir yra medsukys. Na, baiginėjau surinkti medsukį. Kasgi sakė, kad moteris negali viskos pačios pasidaryti, viską mes galim. Labai įdomus varžtai. Pirma, įsideda va toks varžtelis, jis užsispaudžia ir tik tada įsisuka. Na va, pats medsukys nėra didelis. Pats mažiausias, ką radom, tai jis kainuoja 300,5. Yra ir apie 2000, kurie yra ne rankiniai, bet elektriniai. Ir apskritai visos bičių reikmenų detalės, dalykai yra labai brangus. Pavyzdžiui, šitas atakiavimo kainuoja apie 150. Kibirai apie 80 eurų ir yra begalė daug dalykų, kurių reikia auginant bites, bet kainos yra nerealiai didelės. Taigi, pati pradžia bus sudėti rėmelius į šią dėžę, paskui parsinešus atakiuoti, sudėti rėmelius čia išsukti, visas medus bėgs į kibirą, jį pro sietą prapils, kad nebūtų jokių šiukšlių, pro šitą skylutę išbėgs į stiklainius, o stiklainius nusipirkom štai tokius. Va. Skirti medui. Dabar einam rengtis ir sėkmės mums, nes mes tai darysim pirmą kartą gyvenime.
Labas, ponas. Seni rėmeliai tai nereiškia blogi rėmeliai. Jos, aišku, gal jie netrodo taip išvaizdžiai visą kitą, bet tai vis dėlto yra mediena, yra nesupuvus, nesinori pastoviai gadinti. Tai juos, ką galima dezinfekuoti. Aišku, kiti daro nedezinfekuoja visą kitą. Galima tą daryti su chemija, bet pats paprasčiausias ir gamtai draugiškiausias būdas tiesiog paimti ir išvirti. Atsipalaiduoja tik tai Velykės nuo ilgesnio laikotarpio. Yra toksai aparatas, aš aišku, jį biškį dabar sulaužiau, bet principas toks, va, Velytė yra laisva. Aš braukiu. Išsiardo aparatas. Tada aš jį braukiu. Ir vietoje atsipalaidavusios Velytės va, jinai pasidaro įsitempus. Ir galima vėl tą rėmelį naudoti. Na ką, atėjom prie bičių. Šitam ir šitam tikriausiai turėsi medaus, o su tuo reikia žiūrėti, nes kažkas negerai. Šeimos vienodų metų atvežtos panašiai atrodė, bet čia ir ten koriai pilni, o čia nelabai. Tai ieškosim, gal žiūrėsim, ar yra perų, ar yra motina. Na, ponios, ką mes čia veikiam? Biški diskotekos, dūmų. Atsiprašau, ponia, irgi. Nu kaip sakot, ar gerai? Ar imt? Ar palik dar? Nu šitą dar paliksim. Visi po pusę. Kaip ir labai norėtųsi imti medaus, bet dar po pusę tik tai. Dar būtų gerai palaikyti. Taip ir darysim. Labas vakaras, ponios. Iš kelpos eina.
Pilni, pilni. Bet irgi neužakiuota. Va. Čia jau yra, kurį galima imti. Žinokit, jau norisi. Gerai. Darysime tai. Na jau jos čia puola. Eik tu savo. Mes iš jų šitą paimsim. Taip, tai tada mums reikia šitam peržiūrėti visus. Nes bitėm neduosi darbo, tai paskui jos gali pradėti ir spiestis. Nu va, šitą irgi galima paimti. Hihi, turėsim pavasarinio medaus. Vienam rėmelį panašiai būna apie 1,5 kilogramo medaus. Kadangi pas mus labai daug rapsų aplinkui, tikriausiai bus vienas iš pagrindinių, iš ko nešia. Bet jos čia pyksta ir labai. Už tavęs atimtų kas nors maistą. Nu, šitą irgi. O galima ir taip daryti. Mūsų pirmas medus, įsivaizduoji. Na. Ne veltui Nu, dirbo. ne mūsų, čia mes vagys labiau, bet vis tiek mūsų. Nu, kažką paimam, kažką duosi. Ir va, kokios šios darbščios sudėjom va taip, o pasidarė va taip. Reiks ateiti padauginti šeimų. Tai jeigu viskas gerai, Reiks pabandyti išmokti Šią visą tą vasarą. daryt. jeigu viskas gerai šią vasarą arba į rudenį reikės ir dauginti. Kaip ten sako, jeigu per anksti neužakiuotą medų paėmė, tai gali surūkti, ar ne? Jo, nes jos drėgmę traukia. Va, biškutį su pirštu prispaudžiau, va medutis bėga. Oi, lipsiu šiandien. Na va, ir su šituo vilku baigta. Bėgti iš čia. Iš avilio 3, 6, 7 kol kas. Na va, su šitu baigta. Visos aplipę sienas. Įdomu, kodėl? Kaip tu galvoji, Mariau? Nesulipa visos per duris. Logika nebloga tavo. Na ir čia mūsų silpniausia šeima. Žinai, sakai, iš silpniausio bus daugiausia medaus. Nereikia nurašyti iš karto. Ne. Praeitą savaitę buvau atėjęs. Ir va iš karto dar matau. Dar vaškuolės. Dar vat ir nepasiuvė. Mhm. Dėl to ir sakau, kad čia silpniausia šeima.
Reikia paieškoti problemos, kodėl. Va, dar Visai vaškuolis. nedaug prinešta. Čia tai. Ai. Na ką, ieškosim. Ar yra perų? Koks svarbiausias bitininko įrankis? Kaltas. O, kiek čia jau daug. Tai kur dabar ta motinėlė ras? O, pažiūrėk, jau visas, O, jėta. viskas pilna. Sakai, kad pačios ir net viskas bėga. Na, Vatranas. va, tranas toks, kaip čia dabar. Didelis, storas, vyriškas, patinas. Iš esmės, tai tranai nieko daugiau apart motinėlės apvaisinimo ir neveikia. O apvaisinama motinėlė tik vieną kartą. Tai. Taip, ir gali būti net iki 5 tranų vienu metu. Dėl to nieks nežino, kas apvaisino tą motinėlę. O tranų geras gyvenimas, kaip vyrų kartais. Juos maitina bitės. Nieko neveikia, tik tai vienintelė paskirtis apvaisinti motinėlę. O, jėtau. Negerai, negerai, negerai. Čia motina turbūt nauja bus. Vat. Dėl to reikia žiūrėti, nes gali įsispiesti. Va. Įsiris motina. Motininis ir tada krepšelis. išeis su visa šeima kažkur. Motininis lopšelis. Negerai, labai negerai. O, jėtau, pirmas galvos skausmas. Čia paprastai va taip nešioti negerai, nes gali nukristi motinai ant žolės. Čia pamatys tikri bitininkai, tai įsigas, ką mes čia darom. Problema paprasta. Jeigu randa motinėlę, iš tikrųjų dar žiūrim, ar perų yra. Jeigu yra perų, tai gal mes ją ir kažkur praleidom, bet jinai yra. Labą dieną. Kas buvo įkando? Ne, šiaip su maniau pasipurtyt. Bičių kiekių tai nėra silpna šeima, bet kažkas su motinėlė, matomai negerai. Man net krenta, žiūrėkit. Na ką, turim liūdną situaciją. Galim, tikriausiai nebeturi motinos. Tikriausiai nebeturime motinos. Turim labai daug lopšelių. Galvojau, džiaugsime suksim medų, bet panašu, kad mūsų džiaugsmas nukeliaus tolyn. Pirmiausia, rūpinsimės, kad neprarastume bitučių, nes medaus tai visą laiką galima dar gauti. Jo. O bitučių jau nebe. Kas liečia šeimų kainas, jos yra ganėtinai brangios. Kiek dažniausiai viena šeima kainuoja? Šeima nuo paprastai kiek tenka matyti, jeigu normali veislinė, o ne šiaip, kad kažkokios mišrūnės, tai nuo 80 iki 120 panašiai. Vėl vieni su aviliais, kiti be avilių parduoda. Tai, nu jo, svarbiau pirmiausia bitutės, o tada žiūrėsim toliau. Kažkada įsuksim medų, o dabar iki, susimatysim kitam video.